Tai sveiki, Augustas pradeda naują podcastų seriją ir šiandien kalbinsime įžymius, įdomius žmonės. Tai Nedai, sveikas, Nedas Zimantas, kas nežino, stand-up komedi atstovas jaunosios kartos, tai sveikas ir kaip leidi savo dienas, kai nereikia nei vesti laidų, nei šiaip tiesiog, Sveiki. kai turi laisvo laiko. Sveiki visi. Kai nereikia vesti laidų, dažniausiai aš darau kažkokius kitus dalykus. Tai šiandien irgi turiu krūvą dalykų, užduočių, kurias reikia padaryti man. Jie jau nebūna dažniausiai dideli, bet susideda iš tokių dalykų. Ten reikia atrašyti mailus, išleisti renginius, padaryti visokius plakatus, parašyti vieniem dėl vienų dalykų, kitiem dėl kitų dalykų. Tada dar kokie nors mažesni kiti projektai išpuola. Pavyzdžiui, tu parašai, žinai, reikia prisijungti, pasikalbėti biški. Tu suderinti open mic'us, visokius podcastus, sumontuoti podcastus, išleisti podcastus. Tai daug tokių mažų dalykų, mažų darbų įvairiausių. Tai šiandien pakalbėsime daugiau apie stand-up komediją tavo. Tai norėčiau visų pirma, galbūt, kad papasakotum, kaip reikia pradėti va, tą stand-up, nuo ko pats galbūt pradėjai labiau ir kaip vat, būtent nuo galbūt nulio arba nuo klasės komiko ar nuo klasės juokdario, kaip čia Jo. netaip skamba, bet nuo klasės tokio juokingo žmogaus, kaip pradėti va, ant scenos lipti ir kaip vat, nuo nulio pradėti viską. Tai iš esmės, norint pradėti stand-up komediją, tai tau reikia išmokti, tu turi pradėti lipti į atviro mikrofono vakarus, būna tokie open mic'ai vadinamieji, kur tu gali paprašyti, kad tau leistų užlipti ir, pavyzdžiui, kokias ten 7 minutės iki 10 minučių pabandyti stand-up komedijos formą prajuokinti žmonės. Tai aš siūlyčiau, jeigu žmonės norėtų tapti komikais, tai jiems reikėtų pradėti visų pirma išmoktą daryti stand-up komediją. Ir to išmokstama yra tik tai būnant ant scenos ir darant tą stand-upą. O pasirodant ant scenos tu gali nebent tada, jeigu tu lipi į open mic'us, kai kol kas dar ne, jeigu neturi kažkokių įgūdžių, tai niekas ten tavęs į pasirodymus kažkokius nelabai yra tikimybės, kad paims. Tai siūlyčiau iš tikrųjų, jeigu žmogus norėtų pradėti daryti stand-up komediją, jam reikėtų pradėti eiti į atviro mikrofono vakarus arba kitaip į tos open mic'us vadinamus. Kaip tik ir turėjau klausimą tokį pasiruošęs, ar įmanoma yra, kaip pasakius, išmokti va to va, viešo kalbėjimo ir va, būtent to open mic stand-upų, ar įmanoma išmokti to, ar čia labiau įgimtas dalykas yra? Aš tai manau, kad čia yra absoliučiai išmokstamas dalykas. Turbūt kiek ten yra to įgimto talento, tai tik tiek, kokia tu didelę tą scenos baimę turi, nes čia jau, man atrodo, visai nepaaiškinamas dalykas, bent jau man, kodėl vieni žmonės absoliučiai atrodo nebijo, kitų čia didžiausia baimė yra stovėti prieš žmonės kalbėti. O patys tie įgūdžiai, kaip tu kalbė ant scenos, tas scenos kalba tavo, visus pauzių dėliojimas, oratoriniai sugebėjimai, tai čia šitie dalykai, jie atsiranda ir yra išmokstami. Tai paprasčiausiai ateini vieną kartą, pasirodai blogai, tada kitą kartą užlipi, pasimokai iš klaidų, pasirodai čiut geriau ir taip tobulėjai. Tai aš manau, kad čia net ne tiek menas ar kažkoks talento dalykas, kiek amatas. Tiesiog eini, dedi labai labai daug valandų, stengiasi, mokais iš klaidų savo, tobulėjai ir tada būna po biški vis geriau. Vienam iš savo laidų Bazaras, kurią vedate su Deividu Visgirda, pasakė, kad neskaitai savęs komiku, bet iš to pragyveni. Tai kodėl savęs neskaitai komiku ir kada jau pasijauti, kad gali iš to pragyventi ir visai, kada pradėjai Ne, suprasti. gal aš ne tiek neskaitau savęs komiku, aš kaip ir esu komikas, jo, tu teisingai sakai, jeigu aš gyvenu iš komedijos ir mano visas darbo veikla yra komedija, aš ne tiek, kad nelaikau savęs komiku, aš savęs nevadinu komiku, nes dažniausiai būna žmonės tipo, oi, komikas, 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 čia komikai tą, komikai aną. Nu, aš esu komikas iš esmės pusę valandos per dieną, kai aš būnu ant scenos. O likusią dalį laiko tai aš dirbu tokį prodiuserinį darbą praktiškai. Aš tiesiog sėdžiu prie kompo ir darau. Ir aš toks pat esu žmogus, koks aš būčiau, jeigu aš nedaryčiau komedijos. Tai aš esu komikas tuo momentu, kai dirbu su komedija ir būnu, pavyzdžiui, ant scenos, bet kai tas baigėsi, nu, tai mano asmenybės dalis nėra, kad aš esu komikas. Man atrodo, aš esu komikas dėl to, aš dirbu komediją dėl to, ką aš darau šiaip, tipo, ir koks aš esu. Bet tas komikas tai čia nėra charakterio savybė, man atrodo. Bet Nes, pavyzdžiui, tikriausiai. Aha. žmogus, kuris taiso vamzdžius, baigia savo darbą, grįžta namo ir, pavyzdžiui, kepa su savo draugais mėsą ant kokios terasos. Taigi žmonės neprieina prie jo ir nesako, tipo, oi, santechnikas, santechnikas. Taigi tas darbas jisai neturi absoliučiai jokios prasmės, kai baigėsi, žinai. Tai va aš dėl to sakau, kad man truputį keista būna, kai labai daug
per dažnai vartojam tą žodį komikas. Komikam dažnai būna ta situacija, kai jie ar tai su savo draugais ne komikais susitinka ir tipo prašo ten pajokauti ar kažką, ar būna tau pačiam tokių. Iš tikrųjų, mano tai draugai yra juokingesni net už mane daug, tai dažniausiai aš sėdžiu ir žvengiu iš jų, bet su draugais gal taip nebūna, nes draugai tai mus pažįsta, bet kartais būna su naujai sutiktais žmonėm tokia, ne tai kad spaudimas, bet jaučiasi iš jų pusės, kad jie truputį kitaip bendrauja, kad jie patys biški stengiasi daugiau juokauti ir kad iš mūsų gal laukia kažko, žinai, ir vis užklausia ten kažką papasakoti iš tos mūsų darbo aplinkos ar virtuvės. Bet su draugais tai taip nebūna, dažniausiai draugai tai vis tiek pažįsta mane jau ilgai, labai daug metų, ilgiau negu aš toj komedijoje esu, tai su draugais tai labai natūraliai ir paprastai dažniausiai bendrauju. Dažnai darote ir renginius, keliaujate po Lietuvą. Kokiuose miestuose sunkiausiai renkasi žmonės ir ar pajauti pats, kad ten didesnėse miestuose yra vienokia publika, kuri labiau supranta, o ten, nu, kaip pavyzdys, nenumenkinant kokiuose šiauliuose, ten gal ar pasvaly, nu, šiek tiek kitokia kultūra ir kitaip žmonės supranta ir galbūt kitokia atmosfera būna. Aš manau, kad kalbant apie miestus, kuriuose sunkiausiai parsiduoda bilietai, tai vienas yra miestas, kuriam sunkiai parsiduoda ir tai yra Vilnius, kas yra keisčiausia, nes Vilniuje yra tiek daug renginių ir tokia didelė konkurencija, kad ten dažniausiai mes turim daugiausiai problemų užpildyti pilnai sales. O kituose miestuose mum labai labai gerai parsiduoda bilietai ir netgi mažesniuose miestuose dažnai žmonės laukia tų renginių ir žiūri tos podcastus ir seka mūsų visą veiklą ir jie laukia, kol pas juos atvažiuosim pasirodyt. Tai dažniausiai būna mažuose miestuose dar geriau parsiduoda. Skiriasi galbūt tas komedijos supratimas, tai toks pat visur, man atrodo. Visi žmonės žvengia, jeigu bairis yra juokingas, tai jisai bus juokingas ir Vilniui, ir jisai bus juokingas ir Šilutėj. Skiriasi gal, kiek žmonės tapatinasi su tam tikrais dalykais, apie kuriuos tu pasakoji. Pavyzdžiui, jeigu tu pasakosi kokį nors vieną bajerį apie tai, kad Bolto kurjeriai yra užsieniečiai, tarkim, tai Vilniui tas bajeris gali veikti geriau negu, pavyzdžiui, mieste, kuriam gal net nėra kokio Bolt Foodo, žinai. Nu, ja. Tai vat, skiriasi gal tik tokie dalykai, žinai. Arba ten kas nors, jeigu koks nors yra komikas iš mažo miestelio ir jis atvažiuoja į savo miestelį ir jisai juokauja apie dalykus, kur gal kokį nors turi žymų benamį, kur tik to miestelio gyventojai žino, žinai. Tai tas bairis jūs nebeveiks kažkur, nes žmonės paprasčiausiai nepagaus to referenco. Tai nuo miestų gali būti komedijos suvokimas, tai yra toks pat vis tiek visur, jeigu juokinga, juokinga, o gali būti, kad tiesiog skirtingus referensus pagauna žmonės dėl to, kad skirtingos tos aplinkos šiek tiek būna. Kaip sunku arba kaip lengva arba kaip dažnai tenka komikam bendrauti su publika renginių metu, stand-upų metu, kai nepavyksta kažkoks bairis arba tiesiog neišeina gerai kažko padaryti, surutuliuoti to bairio ir kiek dažnai būna toks kaip bairio maskavimas, tiesiog išnekėjimas su gyva publika. Aš manau, kad šnekėt su gyva publika, nes bairis nepavyko, tai čia, aišku, yra daugam tai buvę ir bandėmės visi, bet čia, nu, nėra visai geras dalykas. Tu gali bendrauti su publika, kai tu crowdworkini, kai tu dirbi su publika tam, kad tiesiog sukurtum gerą, juokingą akimirką. Tai su tuo, aš manau, viskas yra gerai. Bet jeigu tu pasakai bairį, jisai nenuėjo, nepaėjo, ir tada tu bandai tą užmaskuoti kažkaip čia kalbindamas kažką, tai aš manau, kad čia gal nėra pats geriausias dalykas. Jeigu nepaėjo vienas bairis, nu tai atsikvėpi, padarai pauzelį ir pradedi pasakoti kitą bairį, stengiasi kitą bairį papasakoti kaip įmanoma geriau. Nes žmonės, man atrodo, žmonės labai labai gerai jaučia ant scenos žiūrėdami tipo, į pasirodantį komiką, jie labai gerai jaučiasi, jie mato, kada jisai jaudinas, kada jisai parinas, kada jis kažką blogai padarė, kada jam kažkas nesigauna. Ir man atrodo, kad žmonės, jie labai greit pagaus tavo tokį bandymą išsisukti, žinai. Kiek tas stand-upas viešas kalbėjimas gali ateityje padėti žmogui, kuris galbūt nu, ateityje to nebedaro, kiek jam gali tai padėti ateityje, pavyzdžiui, renginių vedimas ar kažkas tas viešas kalbėjimas, kiek jam tai gali padėti. Nu, aš manau, kad šiaip stand-up komedija, jinai tau duoda visai daug labai gerų įgūdžių. Ir jeigu tu pasižiūri, pavyzdžiui, filmo aktorius arba didžiausių renginių vedėjus arba pasižiūri dar kažką, tai visi tie žmonės yra pradėję nuo komedijos, nuo stand-up komedijos, žinai. Kalbant apie sugebėjimus, kuriuos duoda, jo, tai kalbant apie sugebėjimus, kuriuos duoda stand-upas, tai nu, vis tiek, tu gauni oratoriją,
sugebėjimus, tu gali kalbėti prie žmonės, tu nebijai auditorijos, tu išmoksti kalbėdamas išlaikyti dėmesį, pavyzdžiui, nes tu negali būti komikas, kuris kalba ir jo nesiklauso. Nu, tai koks tavo darbas yra, kad žmonės klausytų ir juoktus. Tai aš manau, kad šitie sugebėjimai yra svarbus turbūt visose darbuose, kur tau tenka bendrauti su žmonėm. Ir dar tu stand-upindamas, tu turi mokėti, nu, atrasti kažkokį ryšį su žmonėm, nes jeigu tu stovi ant scenos ir žmonės visiškai tau neempatizuoja ir su tavim nesitapatina ir nesupranta, kaip tu prieini prie kažkokios minties ir nereleitina tavo tiem išgyvenimam, tai tavo pasirodymas nebus sėkmingas. Tai aš manau, kad net jeigu nesieki kažkokių karjerų, tarkim, pramogų pasaulyje, tai tu vis tiek tie įgūdžiai, kuriuos tu gausi, jie tikrai tau nepakenks, aš manau. Dabar pakalbėkime apie tavo turbūt didžiausią projektą Bazaro pokalbių laidas, pokalbių šou, gal netgi taip pavadinkime. Tai kaip kilo mintis tai padaryti ir nuo ko viskas prasidėjo ir kaip tiesiog tai išsivystė į tokį, galim sakyti, didelį tą tokį renginį. Tai kad išsivystė į didelį renginį, aš manau, čia buvo ir tam tikras sėkmės faktorius. Mes tokio pasisekimo ir tiek peržiūrų, tai mes tikrai niekada neplanavom ir nebūtumėm nedrįsę pasvajot, nes su Davidu Vizgirda kolega mes kartu pradėjome eiti open mic'us, mes ten tuose open mic'us ir susipažinom, paskui susikūrėm savo trupę, pradėjom kažkokį kontentą kartu daryti ir mes kažkaip pradėjom galvoti, kad mes su juo dviese norėtumėm daryti testinių turinio vienetą kažkokį, o populiariausias formatas tuo momentu ir dabar yra podcastai. Ir mes sugalvom, kad mes norim daryti podcastą, bet norim daryti kažkokį kitokį truputį tą podcastą. Ir mes nusprendėm tą podcastą daryti su gyva auditorija, tam, kad žmogus žiūrėdamas įrašą geriau įsijaustų, įsitrauktų ir jam pačiam būtų juokingiau, kai jisai girdi tą žmonių juoką. Nu ir mes sugalvom, kad norim tokį daryti, mes darėm tą podcastą toj pačioj vietoj, kur open mic'ai būna, tam Line Up bare Vilniui. Tada paprašėm Emilio Jokūbo, mūsų gero draugo, su kuriuo mes irgi pažįstami per tos pačius open mic'us ir stand-up pasirodymus, kad jisai ateitų pabūtų mūsų pirmų svečių, tipo, ir iš pradžių, jeigu pasižiūrėsit, tai ten iš pradžių visi Bazaro svečiai buvo mūsų pažįstami, mūsų draugai, tipo. Nes mums reikėjo biški laiko, kad prisikviestumėm vėliau ten tų didesnių žmonių, ir vyresni labiau patyrę komikai atėjo ir prie mūsų sėkmės iš tikrųjų labai labai daug prisidėjo mūsų draugai, kurie atėjo pas mus kaip svečiai į tą mūsų tinklalaidę. Kuris podcastas buvo jūsų įsimintiniausias darant su Davidu Vizgirda, kuris galbūt, gal taip suformuosiu klausimą, kuris svečias buvo labiausiai netikėta, kad sutiko pasirašė va tokiam, gal net ir juoko formos podcastui tokiam? Iš tikrųjų, turbūt Laurinas Sodaitis, kai sutiko ateiti pas mus į bazarą, buvo žiauriai keista, ne tik mum, bet ir daugumai kitų žmonių, kai pamatė plakatus, kad bus renginys su juo. Daug buvo tokių iš tikrųjų, kai tie didžiausi komikai sutiko ateiti, kai atėjo ten Bartuševičius, ar Klajumas, ar Jankevičius, ar Katleris, irgi mes labai džiaugiamės su Davidu, kad pavyko. Tas pats Merūnas, o dabar buvo neseniai atėjęs irgi žmogus, kur belia kaip yra žinomas Lietuvoje, turbūt visi absoliučiai jį žino ir pažįsta. Ir kad sutiko ateiti, tai jo, buvo tų svečių, tikrai iš tikrųjų realiai tai visi žmonės, kurie pas mus ateina, aš būnu dažniausiai toks ačiū labai, mes be galo dėkingi, nes mes nesijaučiam su tai žmonėms, su kuriais mums pavyksta bendrauti, susitikti, pasisveikindamas jų lygio. Tipo. Labai atsiprašau, peršalęs aš. Ir kad jie sutinka ateiti pas mus į laidą, tai aš jaučiuosi be galo labai 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 dėkingas. Oi. Tai nežinau ar pabaigai, bet neseniai pats buvai Olandijoje, pats Lauriną Maibachą, pats darai ir jo impressionus labai dažnai per laidas. Kaip kilo tokia mintis, kažkur man atrodo pasakoji, bet kaip kilo mintis ir ar tu su juo pačius derinais, ar ten tiesiog toks ir buvo planas, nuvykai į Olandiją ir jį sutikti, toks buvo planas? Ne, tai aš darau tą Maibacho parodį impressioną, šiaip man patinka impressionus daryti ir visokius balsus daryti. Ir aš pamačiau, kad sudegė jo mašina ir aš pagalvojau, kad kaip ir, kad reiktų gal kažkam jį parvežti, gal jisai, tipo, šiaip realiai neturi kaip grįžinai, tipo. Ir aš jam parašiau ir pasiūliau tokį dalyką, sakau, gal tu nori, aš atvažiuosiu, tave parvešiu, mes pafilmuosim dar turinio grįždami, tai ir tau apsimokės, ir man apsimokės. Ir parašė, tipo, jo, davai, aišku.
mes nuvažiavom su draugu, su Mindaugu Laskovu, tokiu kolega komiku. Ir va, nufilmavom dabar, turėčiau, manau, kad šią savaitę, jeigu pavyks, gal įkelsiu. O šiaip pati kelionė tai visai jokinga, buvo ten daug visokių nesąmonių. Tai smagu, aš tikrai nesigailiu, kad aišku pavargau labai, išsileidau pinigų labai daug, bet labai smagu buvo, tikrai nesigailiu absoliučiai, kad važiavau. Bet ar Maibachas yra būtent toks, koks jis įrodo save visuomenėje, ar jis iš tikrųjų visai kitoks žmogus yra, nes kartais taip atrodo, kad Nu, jisai vienoks būna jo, internete, o kitoks būna viešum. jo, tai aš galiu pasakyti, kad Vietose. Maibachas būtent toks yra, kokį mes jį matom internete, jisai toks ir yra absoliučiai. Tai sakau, kelsiu dar video, kur viską papasakosiu, tipo, bet, nu labai labai jaučiasi iš tikrųjų, kad žmogus, tipo, jis yra, aš manau, kad jį prarijo jo personažas. Kad iš pradžių gal jisai buvo Laurinas ir Maibachas buvo tik personažas, o dabar jau nėra likę, aš manau, Laurino ir yra tik Maibachas. Jisai taip šneka, jisai taip galvoja, jisai taip reaguoja į situacijas. Tai jisai toks ir yra, kokį matom gal tik to laivus ar kitos socialinėse medijos. Tai ačiū labai, Nedai, ačiū, kad sutikai sudalyvauti ir sėkmės tau Geras, ką, ateityje. ačiū labai, kad pakvietei, labai labai smagu. Tai buvo pirmoji Augustos Kiperio laida, komentaruose galite pasiūlyti, kokį pavadinimą man užsidėti. Su mumis buvo Augustas Kiperis ir Nedas Zimantas. Ir ką, jeigu turite pasiūlymų, ką daug galėčiau pakviesti, apie ką galėtume pakalbėti su kitais svečiais, tai būtinai parašykite. Su jumis buvo Augustas Kiperis ir naujasis Augustas Kiperio projektas, kur kalbinam įžymius, įdomius žmonės, savaip įdomius. Ir, ir ką, laukite kitų epizodų ir čia naujasis Augustos Kiperio kanalas. Tai rašykit idėjas pavadinimų idėjas. Tai viso.